Pradžios knyga, 32 skyrius. Jokūbui, keliaujant toliau, jį pasitiko Dievo angelai. Jis, išvydęs juos, tarė: tai Dievo stovykla, ir pavadino tą vietą Mahanaimu. Jokūbas siuntė pirma savęs pasiuntinius pas savo brolį Ezavą į Seiro žemę, Edomo kraštą. Jis įsakė jiems: taip kalbėsite mano valdovui Ezavui. Taip sako tavo tarnas Jokūbas. Viešėjau pas Labaną ir ten užtrukau iki šios dienos. Turiu jaučių, asilų, avių, tarnų bei tarnaičių ir siunčiu pranešti savo valdovui, kad surasčiau malonę jo akise. Pasiuntiniai, sugrįžę pas Jokūbą, pranešė: buvome nuėję pas tavo brolį Ezavą. Jis ateina tavęs pasitikti su 400 vyrų. Jokūbas labai išsigando ir susirūpino. Jis padrino žmones, avis, galvijus bei kupranugarius į 2 būrius ir tarė: jei Ezavas užpuls vieną būrį ir jį sumuš, tai bent likęs išsigelbės. Jokūbas meldėsi: mano tėvo Abromo ir mano tėvo Izaoko Dieve, viešpatie, kuris man sakei: grįžk į savo šalį pas savo gimines ir aš tau gerą darysiu. Aš nevertas net mažiausios tavo malonės ir ištikimybės, kurią parodė savo tarnai. Aš tik su lazda perėjau Jordaną, o dabar turiu 2 būrius. Išgelbėk mane iš mano brolio Ezavo rankos, nes aš jo bijau, kad atėjęs nenužudytų manęs ir motinų su vaikais. Tu juk sakei: aš tikrai darysiu tau gerą ir padauginsiu tavo palikuonis, kad jie bus kaip jūros miltis ir jų neįmanoma bus suskaičiuoti dėl gausybės. Jokūbas tą naktį nakvojo toje vietoje. Rytą jis parinko dovanų savo broliui Ezavui iš to, ką turėjo: 200 ožkų ir 20 ožių, 200 avių ir 20 avinų, 30 kupranugarių su jaunikliais, 40 karvių ir 10 jaučių, 20 asilių ir 10 asilų. Jis juos atidavė tarnams ir išsiuntė po būrį atskirai, sakydamas: eikite pirma manęs, palikdami tarpus tarp bandų. Jis įsakė pirmajam: kai tave sutiks mano brolis Ezavas, klausdamas: kam tu priklausai, kur eini, kam priklauso šita banda, tai atsakyk: tavo tarnui Jokūbui, tai jo dovana siunčiama mano valdovui Ezavui. Štai ir jis pats ateina paskui mus. Jis taip įsakė antrajam, trečiajam ir visiems, kurie gynė bandas: kalbėkite šitais žodžiais Ezavui, kai jį sutiksite, ir pridurkite: tavo tarnas Jokūbas taip pat ateina paskui mus. Jokūbas galvojo: aš jį permaldausiu dovanomis, kurias siunčiu pirma savęs. Paskui sutiksiu jį patį. Gal jis mane draugiškai sutiks. Pasiųstos dovanos iš jo pirma jo, o jis pats tą naktį nakvojo stovykloje. Ta pačią naktį atsikėlęs, jis paėmė abi žmonas, abi tarnaitės ir 11 sūnų ir perbrido Jaboko brastą. Jis perkėlė per upelį juos ir visą, ką turėjo. Jokūbas pasiliko vienas. Ten
jis grūmėsi su vienu vyru iki aušros. Matydamas, kad neįstengė jo įveikti, tas vyras smogė Jokūbui į šlaunį ir išnarino Jokūbo šlaunies sąnarį. Tada tas vyras tarė, paleisk mane, nes jau aušta. Jokūbas atsakė, nepaleisiu tavęs, jei manęs nepalaiminsi. Tas klausė, kuo tu vardu? Jis atsakė, Jokūbas. Tada jis tarė, tu nebebūsi vadinamas Jokūbu, bet Izraeliu, nes tu kovoji su Dievu ir su žmonėmis ir nugalėjai. Jokūbas klausė, pasakyk man savo vardą, bet tas atsakė, kamgi klausi mano vardo, ir jis ten jį palaimino. Jokūbas pavadino tą vietą Penieliu. Aš regėjau Dievą akis į akį ir išlikau gyvas. Kai jis perėjo Penielį, patekėjo saulė ir jis šlubavo vieną koją. Todėl iki šios dienos Izraelio vaikai nevalgo šlaunies raumenų, nes Jokūbo šlaunis buvo sužeista.